mūsų istorija su vynu prasidėjo nuo mano senelių, prosenelių ir tėvų. Tai mes praktiškai 4. kartą, kurie perėmėm senelių, močiučių palikimą. Močiutės vynas visada būdavo ant kalėdų stalo, ant kūčių stalo, kaip vienas iš maisto patiekalų, 13 patiekalas. Prosenelė Karolina Griškėnaitė buvo vyriausia dvarų virėja, kaip mes čia išskaitėm ir atradom nuotraukas. Ruošdavus dvaruose pokylius, dalyvavo kursos Prancūzijai, stažuotėje buvo pasiūsta. Tai buvo apie 1920 metus. Aš vyną darau pakankamai seniai, jau virš 30 metų. Ir mūsų šitam hobi, tai tikrai reiktų pasakyti, kad tai yra hobis, kuris turi potencialą ir jau matosi, kad perauginėja į verslą. Šitam mūsų hobi ir šitam versle dabar man padeda sūnus, nes be jo būtų praktiškai labai sunku pasiekti rezultatų ir tuo labiau, kad aš labai tikiuosi, kad jis šitos dalykus ir perims. Reiktų pasigirti, kad mes visgi jau šiandienai nebesam savamoksliai vyndariai. Vis dėlto mes pernai metais tiek aš, tiek Lukas pabaigėm Kauno technologijos kolegijos kursus, gavom vyndario technologo sertifikatą, pažymėjimą ir to būtent mums pažymėjimą ar kažkokią tai mokslų baigimo diplomą mums reikėjo, kad galėtumėm kurti savo vyninį. Ir dabar vyninė praktiškai yra sukurta, belieka, reiškia, tik tai dėliot trumpus potėpius. Technologinis procesas ir vynui naudojamos žaliavas yra grinai naudojamas iš šitų vietinių kraštų, tai yra šito vietinio krašto. Sakykime, Pandėlio žemių, Pandėlio Suvainiškė mišką, Suvainiškė telnologinio draustinė užaugintas uogas ir tai, kas auga čia aplinkui. Uogos pagrindė vynai daromi iš serbentų, juodųjų serbentų. Tai mūsų uoga, kuri, sakyčiau, mūsų būtų uoga numeris 1, kuri turi labai jau daug įvertinimų ir iš kurios mums pavyksta padaryti, kuri pakankamai išraiškinga, turinti stuburą, pakankamai sunki uoga, kuri atlaiko ąžuolą. Ir manau, šitą kryptį mes eisime ir toliau, reiškia, mūsų serbentų vynas visgi bus visą laiką daromų vynų sąraše. Be abejo, šiek tiek formuojasi tradicijos, pažįstu praktiškai daugumą Lietuvos vyndarių, su jais bendraujam, mėgėjų vyndarių, kurie jau ir išplaukia į platesnius vandenis, tai turi licenzijas, tai vyrauja kelios kryptis, tai saldesni vynai, daugiau desertiniai vynai, besiformuojanti kryptis sausų vynų, gamyba, būtent išreiškiant ir atvaizduojant, kad vynas savo savybėm būtent perteiktų uogą. Tai reiškia, paragavai vyną ir jau tu gali nuspėti, iš ko jis pagamintas ir gali net pabandyti pažinti vyndarį. Čia irgi yra vyndario siekiamybė. Jeigu sugebėt iš gaminamas produkcijas pažinti vyndarį, tai yra labai gerai. Lygiai tas pats ir su dailininkais. Paveikslą pamatėm ir jau galim pasakyti, kur koks dailininkas yra. Čia viskas ryšasi. Kai ko nematau prasmės auginti, kada yra šalimais didžiuliai ūkiai, ekologiški ūkiai, pilnai mechanizuoti ir būtent tikrai kai ką galima nupirkti vietoj su žymiai mažesnėm sąnaudam negu išauginti pačiam. Bet šitoje vietoje turi būti irgi ta kontrolė tos kokybinės uogos. Tai yra labai svarbu, nes praktiškai 70% yra sėkmės, net gal ir 80 galėtų procentų būti sėkmės būtent žaliavoj. Procesas nuo uogos sunokimo iki patekimo vyno arba gimimo produkto tapimo vynu
ir papuolimo į butelį yra pakankamai ilgas. Jis gali sutrumpėti priklausomai nuo to, kokius mes savo tikslus užsiduodam, ko norim. Tai čia būtent šitie procesai galima truputį ilginti ir trumpinti. Bet paprastai pasakysiu, tai yra pirmoji eilėje žaliavos užauginimas, atrinkimas, tam tikrą laiku skinimas ir tada jau trinimas uogų, smulkinimas, maceracija, procesas, kuris yra vadinamas uogų mirkymas su žievelėm. Šitas procesas gali būti labai trumpas, gali būti ilgesnis ir labai ilgas, gali būti net ir visas procesas rauginimo su žievelė. Ir tada jau vynas yra nupilamas, vėdinamas, nupilamas ir dedami tam tikri priedai, kaip skaidrintojai, gali jis natūraliai skaidrėti, bet kartais reikia naudoti ir būtent prasideda brandinimo procesas. Kad būtent vynas tai yra vienintelis produktas, kuris turi potencialą, didžiulį potencialą pažinimui, bendravimui, suartinimui žmonių. Prie vyno taurės galima būtų šnekėti, galima būtų pasakoti, bendrauti, aptarinėti, vertinti. Ir tas dalykas labai užveda žmonės, suartina žmonės. Stengiamės, kadangi vis tiek šnekame apie savo vynus, duodam paragauti mūsų vynų ir stengiamės prie to vyną parinkti užkandėlę. Ir mūsų akim, mūsų galva mes bandom tas užkandėlės irgi, kad jos atsirastų iš vietinių produktų. Tai nėra taip paprasta padaryti, bet bandom tą daryti. Tai jau mums daro, reiškia, sūrius, ruošmės bendrai vytinti ir mėsyti, kadangi yra ūkių pakankamai stiprių ir įdomių. Ir to pasekoj bandom suderinti su vynu. Vat kas tinka, daleiskim, mano galva, tai prie mūsų juodųjų serbentų vyną brandintą ąžuolą statiniai, sausą arba net pusiau sausą, puikiausiai tinka bet kokia žvėriena. Mes patys jau turim ir įrangą, galim pasitikrinti alkoholio kiekį, rūgšties kiekį uogoj, o tai yra labai svarbu ir ne tik uogoj, ir galutiniam produkte vyne, tai yra labai svarbu, nes būtent nuo to ir priklauso galutinė produkto kokybė, sėkmė. Visgi norint, kad vynas būtų metai iš metų daugmaž panašus, įtakojamas tik tai tų dalykų, kuriuos kontroliuoti sunku, kaip kad tinkami metai buvo ar netinkami uogai, kiek jos sukaupia cukraus per tą laikotarpį. Tai būtent reikalingi daryti tyrimai, taip kad rūgšties, cukraus kiekis vyne, šie dalykai labai įtakoja ir vyno senėjimo procesą. Va tuo ir yra įdomu. Vynas kaip žmogus. Jisai keičiasi. Gyvena, sensta, protingėja.